Sveiki, mėlyjeji. Taigi paskutinė mėnesio diena, paskutinė žiemos diena ir jau rytoj pavasaris. Ir pavasarį pasitinkame kovo 1 dieną, tai yra jau kovo 28 dieną prasideda žuvyse jaunatis. Taigi, ko galima tikėtis iš tos jaunaties? Pirmiausia, tai yra pakankamai stipri jaunatis, per kurią galima daryti visus darbus susijusius su grožiu, sveikata, lieknėjimu taip pat. Ypatingai palanki jaunatis yra šita jaunatis konkrečiai yra menininkams, mokslininkams, dvasinguoliams, kurie galbūt kurite savo organizaciją ar net sektą kokią dvasinę. Taigi, mėlyjeji, tikrai visa pradžia turėtų būti šią savaitę ir pirmas 3-4 dienas, nes jau savaitės pabaigoje reikėtų būti atsargesniem, nes, kaip žinote, artėja užtemimų koridorius. Na, kodėl ta jaunatis yra tokia ypatinga? Todėl, kad jinai vyks žuvų ženkle. Ir kaip mes žinome, žuvis tai yra toks labai jautrus gyvūnas, labai dvasinė prasme jautrus gyvūnas. Tai yra žuvelės, kurios yra daugiau dvasinių kelių žmonės einantis. Ir mes žinome, kad žuvų ženkle yra labai daug mokslininkų, žinomų mokslininkų, kurie tiesiog turi ryšį su kosmosu, tą online taip vadinamą iš informacinio lauko, ar tai akašų kronikų, kaip kas sako, gauna informaciją. Tikriausiai toks žinomiausias žuvų ženklo atstovas mokslininkas, netgi sakyčiau, buvo toks Popsovas mokslininkas, nes tikriausiai vienintelis toks pasaulyje taip išpopuliarėjęs žmogus savo gyvenimo periodu, tai Einšteinas, aišku, Albertas Einšteinas, jisai gimęs kovo 14, tai žuvelė, matematikas, fizikas jisai. Tai va, taigi tiek apie jaunatį, aišku, žuvelėm labai irgi smagu yra, bet ir visiems kitiems ženklam. Taigi, prašau, nepriskirkit save kažkokiam konkrečiam zodiako ženklui, jeigu biškį tingite pajudėti ir kažką naujo pradėti. Ir šiaip pradėkite nuo to, kad mus, aišku, palaikinat ir prenumeruojate, o mes už tai jums atsidėkosime kažkokiom įdomesnėmis laidomis. Taigi, iki.